Mielos moteris, merginos, sekėjos, sveikinusi savo kanale Mystic Mama ir pagalvoju, jau senokai mes nežiūrėjome nieko į jo jausmus, jo mintis, jo veiksmus, galbūt jūs jau senokai nesusirašinėjote, kodėl, ką jis jaučia jums šiuo metu, o galbūt jūs bendrauti, bet nesate tikri, taigi pasižiūrėsime, santykius, jausmus, kas vyksta jo galvoje. Taigi, traukiu 3 kortas jo mintis apie jūs, jausmai, ir jo veiksmai iki naujųjų metų. Na, atrodo, kad pas mus čia bent jau jausmų trikampis tikrai yra. Visų pirma, jo mintis apie jūs. Na, tikrai tos mintis sukasi ratu, nėra taip, kad jis negalvotų, tikrai galvoja apie santykius, bet taip pat galvoja ir apie tai, kad ne viskas yra aišku jūsų santykiuose. Yra tam tikri dalykai, tam tikra informacija nuslėpta, nepapasakota ir aišku, jis jaučia galbūt netgi ir tam tikrą konkurentą. Jis jaučia, kad galimai pas jūs kažkas yra kitas, ne? Galbūt jis galvoja apie tai, kad jūs nesate laisva. Yra galbūt pas mus, atėjo tokios moteris, kurios, jos turi oficialius santykius, ar dabar galbūt žiūrite į kitą kažkokią, vyruką arba vaikiną, kuris jūs domina. Ir jis, tikrai jam jūs rūpite, jis apie jūs galvoja, bet jis labai konkrečiai savo įsivaizduoja, kad, esate santykiuose ir konkrečiai tai jis gali jausti ir pavydą dėl to, kad šalia jūsų yra kitas asmuo. Jo jausmuose irgi, jis, sakykime taip, pats ir nešventuolis, galimai yra apgaulė su kita moterimi, kažkokie tai nebūtinai fizinė apgaulė, bet tai gali būti kažkoks tai susirašinėjimas, susidomėjimas, bandymas suvilioti kažkokią moterį. Ir apie tą moterį jis irgi galvoja, akivaizdžiai čia eina toks pasirinkimas, galbūt ne jis pats, bet jį bando suvilioti, kita moteris, ir vyksta tarp jų toks aktyvus, sakyčiau, susirašinėjimas. Veiksmai ateityje tikrai jie bus ir labai bus reikšmingi. Ir žinot, nereikės jums laukti iki pat, taip sakant, pačių naujųjų metų, jau greitų metų, kelių dienų bėgyje, arba, savaitės bėgyje, tai čia didžiausias turėtų būti toks laikotarpis, kad jis kažką tai labai svarbaus jums, kažkokią tai svarbią žinią, tokią raktinę žinią jums atneš. Ir ką mes čia dar galime pamatyti? Tai, kad iš tikrųjų iš vienos pusės, čia tikrai yra, tokia kaip pasirinkimas tarp dviejų moterų, tarp tų dviejų pasirinkimų, su kuom bendrauti, su kuom susirašinėti, ir galimai jūs pažįstate tą moterį ir vyksta toks, ir pas jūs pavydas, ir tokia stipri konkurencija vyksta tarp dviejų moterų. Taip, žiūrime praeityje, praeityje vėlgi tas galimai jūs buvote arba jūs esate kartu, santuokoje ir vyko tam tikra apgaulė ir dabar ta moteris, kaip paslaptis, kuris ir yra raktas, kas vyksta jūsų santykiuose, paslaptis, apie kurią jis nepasakoja ir be abejonės reikia jam kažkaip taip tam tikrus veiksmus padaryti ir tai
jis ir padarys, ane, jo planuose veikti, būti tokiam aktyviam ir pabandyti tą atstumą kažkaip tarp jūsų, ane, arba mažinti, na, arba priimti tam tikrą sprendimą, nes tarp jūsų yra tas, kaip ir jūs vienas kitam labai patinkate, jūs esate vienas kito kaip ir svajonė, ne kaip, bet tuo pačiu tai yra toks jausmų atšalimas, kad na, kažkokia tai praraja, nepasakyti žodžiai. Jūs galite bandyti tą prarąją, ne, įvykdyti ir, kaip minėjau, jis bus aktyvus, galbūt susirašyme su jumis, tikrai iš jo išgirsite, ne, ir jeigu netgi esate kažkaip nutolę, esate skirtingose miestuose, ne, vis tiek tas susirašinėjimas vyks, bet jūs vėlgi turite, priimti tokį vėlgi sprendimą, ne? Arba aš kovoju už šį žmogų, arba aš vis dėlto pasitraukiu ir nesu šitoj konkurencijoje su kita moterimi. Tokia išėjo dėlionė, primenu, kad tai yra bendra dėlionė, jeigu jūs norite pasidaryti būtent būrimą, skaitimą savo situacijai, prašau kreiptis individualiai ir taip pat labai dėkoju visoms, kurios užsiprenumeruoja, kurios parašo komentarą, uždeda laiką, tai labai padeda kanalui augti, padeda ir kitoms moteriams, kurioms galbūt yra reikalinga pagalba, atrasti šį kanalą. Ačiū Jums labai už tai ir aš linkiu Jums meilės, sėkmės, laimės, pasimatysime kitose video.